Vanduo yra labai svarbus visiems gyviems organizmams. Be jo neišgyventų jokia gyvybė, juk sakoma, vanduo gyvybės šaltinis. Vanduo sudaro vidutiniškai 70% organizmo masės. Deja, dėl žmogaus veiklos daugelis vandens telkinių yra užteršti. Dėl didelio vandens užterštumo nukenčia vandens ir sausumos gyvūnai, aplink užterštą tvenkinį esantys augalai. Didžioji dalis teršalų į vandenį kaip ir į orą patenka iš gamyklų. Gamyklinėmis atliekomis atsikratoma paprasčiausiu būdu. Jos išpilamos tiesiai į vandenį. Elektrinių fabrikų ir kitų įmonių atliekos retai kada yra išvalomos prieš išpilant. Taip chemikalai ir kitos kenksmingos medžiagos patenka tiesiai į vandens telkinius. Dėl jų naikinama gamta, žūva augmenija ir gyvūnija, be to išpilti teršalai gali pasiekti požeminis vandenis, pagrindinį geriamojo vandens šaltinį. Apmaudu, kad atsiranda žmonių metančių šiukšles į vandenį ir aplinką. Į jas įsipainioję gyvūnai gali žūti. Vienas svarbiausių gamtinių išteklių yra nafta. Tai tamsus, į aliejų panašus degus skystis. Iš naftos gaminamas kuras. Dažniausiai ji išgaunama gręžiniais. Norint išgauti naftos, jūrose įrengiamos specialios milžiniškos gręžimo platformos. Gabenama jį specialiais skysčiams ar biriems produktams vežti skirtais laivais, vadinamais tanklaiviais. Kartais išgaunant naftą ar ją transportuojant, įvyksta avarijos, kurių metu į aplinką išsilieja dideli kiekiai naftos. Nafta, kaip ir aliejus, yra lengvesnė už vandenį, todėl ji neskęsta. Išsiliejusi nafta nekontroliuojama pasklinda vandens paviršiumi. Dėl įsiliejusios naftos žūsta ne tik žuvis ir kiti vandens gyvūnai, bet ir paukščiai, sausumos gyvūnai, augalai. Ypatingai didelis pavojus kyla užsidegus išsiliejusiai naftai. Liepsna išplinta taip pat greitai kaip ir nafta vandens paviršiumi. Nafta užterštas vietas išvalyti labai sudėtinga ir užtrunka daug laiko. Iki galo išvalyti naftą užterštų vietų netgi neįmanoma. Nors vanduo sudaro 3/4 žemės paviršiaus, gerti tinkamo gėlo vandens nėra daug. Gėlas vanduo yra nesūrus. Jame ištirpia mažai druskų. Gėlas vanduo sudaro vos 3% viso žemėje esančio vandens. Netgi ne visas gėlas vanduo yra prieinamas. Didelė jo dalis randama ledynuose. Taigi lieka tik 1% žemėje esančio vandens, kurį galima gerti. Reikia taupyti vandenį. Lietuvoje pakanka geriamo požeminio vandens, tačiau įvairiose šalyse tenka vandenį išvalyti specialiais įrenginiais. Atkreipkite dėmesį, kad kuo labiau vanduo yra užterštas, tuo sunkiau ar netgi visai neįmanoma jo išvalyti. Ar jūs saugote gamtą ir stengiatės neteršti aplinkos?